Kas tai yra? Mano supratimu, tai yra veiksmai, žodžiai, judesiai, tie, kurie priešinasi viena vertus, tai yra oficialiai valstybės remiamai kultūrai, antras dalykas, tai yra komerciniai verslo kultūrai. 5-7 metais Vilniuje susikūrė atstovų sambūris pasivadinęs Svetimiai. Turbūt teko tam nors girdėti, Alvydas Šlepikas, Donatas Valančiauskas, Dirgėla ir Valdas Gergaudas. Jie prisiminę galbūt keturvėjininkų arba trečiafrontininkų laikus, sukūrė tokią grupelę, kuri paskelbė manifestą ir lygtai turėjo būti arba kontrkultūrininkai, arba subkultūrininkai, arba kultūrininkai. Na ir jeigu, kai dabar žiūri pagal tą formulę, prieš ką jie buvo nukreipti, iš karto darosi aišku, kad jie nebuvo nukreipti nei prieš oficialią kultūrą, nei prieš komercinę kultūrą. Jeigu ne tokia jų intencija, labai smarkiai suartėti su kultūra ir įsipiešti į tą, sakykime, valstybės remiamos kultūros paveikslą, kaip kažkokie nedideliai subkultūrai. Tai trumpa istorija būtų mano tokia. Dabar duosime menas reikinimą sceneristą. Ką žodis tamsta? Dar jūs užsišnekėjom. Kai kontrakultūrininkai pradeda šnekėti, kontrakultūrai šakė. Šitie žmonės, kur čia dabar dokumentuoja, yra mūsų priešai. Mane dabar nufilmuosiu šitais dviem dalykais, dar gražiai būtų, kad jūs čia šalia būtumėt. Ir ateityje gali būti parašyta Deržys daro meninį performansą. O tada beliks tik pristatyti nacionaliniai premijai. Kas yra šlykštu? Kažkokiu būdu reikia panaikinti tą atmintį, vizualią atmintį, dokumentinę atmintį, kad išliktų tiesioginis ryšys su žmogumi būtent tą akimirką. Nes kultūra yra tai, kas stovi tarp žmogaus ir prasmės. Tai atsiranda kažkoks tarpinė grandis, kuris skatina susvetimėjimą. Specializuoti nespecialistai turi tam tikrų privilegijų. Kai tuo tarpu kiti žmonės, dauguma, tų privilegijų neturi. Pavyzdžiui, kaip menininkas, jeigu aš prirašinėsiu visur po visą šitas salės, pritarliau su visko, reiškia, man tai yra galima, kadangi aš esu menininkas. O jeigu jūs tai pradeda daryti, visi, jeigu pradės taip daryti, gausis situacija ir prasidės problemas. Politikai ir menininkai arba kultūros vienokie ar kitokie operatoriai šioje visuomenėje, tai yra tokios specializacijos, kurios visiškai nereikalingos sveikai visuomenė. Dėl to, kad jos atima praktiškai prigimtinės žmogaus teisės į apsisprendimą ir į saviraišką. Galima parduoti kiekvieną šūdą. Netgi nieką galima parduoti. Stiklinę. Tada lieka narodnikų variantas, tai yra ėjimas į liaudį, ištirpimas liaudyje, arba prisijungimas prie darbininkų, tapti tais sielos darbininkais ir nesiskirti nuo tų darbininkų. Reiškia, taip ir reiktų elgtis. Greičiausiai tą padaryti ne visiems pavyks, nes daugelis mano pažįstamų žmonių, kurie vadina save menininkais ir jie yra vadinami menininkais, jie nustiktų iš bado iš karto. Jie nemoka nieko kito daryti. Tiesiog aš manau, kad šnekėti visada yra labai nuobodu, aš siūlau šiek tiek kažką padaryti praktiškai visada. Šnekėjimo aš netikiu. Bet ir tai, ką aš šneku, praktiškai nesiūlau ir jums per daug giliai imti. Patys savyje ieškokite atsakymų. Aš tikiu darymu, kad leidimo čia dergtis aš negalau. Kadangi šitos įstaigos specialistai leido daryti akciją tik tais lauke. Ir tai, ką aš dabar demonstravau, nuvalymo akcija, tai yra tai, ko menininkai niekada nedaro. Jie visada palieka paskui save, ką atlieka paprastai valytojai ir kiti žemesnio rango darbininkai, kurie keiksnoja idiotiškas akcijas visokių menininkų. Aš norėčiau to nepalikti žmonėms,
po mane susitvarkyti. Dėl to prašau tai, ką aš darau, nevadinti meno akcija. Dėkui, dėmesį einam paskui Redą. Kviečiu prisijungti lauke, kas nori. Užrašykit tai, ką galvoja. Tai, ką galvoti reikia rašyti. Taip, Kristinai, gerai. Pasitikė patalį, reikia jau pasireiškiu. Mokė naudotis? Biški išmoksti viską. Duosi man, o, žiūrėk, matai, kaip aš noriu daryti. Gerai, jeigu nori. Nu, kur dar man? Dar